Sveiki, mėlyjeji Dzūkijos krašto žiūrovai. Šįsyk laidoje pavasariškai velykinės nuotaikos. Pakviesime apsilankyti Dzūkijos krašto tautodailininkų surengtoje velykinėje parodoje, bei išsamei susipažinsime su vienu populiariausių tradicinių kiaušinių marginimo būdu. Kiaušinius žmonės pradėjo marginti, kad pažymėtų pavasario, o kartu ir lengvesnio gyvenimo atėjimą. Paprotys dažyti kiaušinius žinomas dar nuo pagonybės laikų. Lietuviai kiaušinius margino ne tik Velykoms, bet ir kitoms pavasario šventėms – Jurginėms ir Sekminėms. Gražiausia pavasario šventė – Velykos – neįsivaizduojamos be margučių. Kiaušinių marginimo paslapčių ir įmantrybių miestelėnai gali kasmet pasimokyti Alytaus kraštotyros muziejuje organizuojamuose užsiėmimuose. Mes pakvietėme alytiškius truputėlį susipažinti su Velykų tradicijomis ir tautodailininkė Audronė Lampickienė truputėlį pamokys marginimo tradicijų, apie spalvas truputėlį pašnekės, tiesiog kaip yra marginami margučiai. Pagrindinis Alytaus kraštotyros muziejuje organizuojamų užsiėmimų tikslas – tradicijų išsaugojimas. Pagrindinis dalykas, kad būtų ta senovinė tradicija margučių marginimo, vašku, kad kaip anksčiau būdavo. Tiesiog išlaikyti tas tradicijas. Nuo seno kiekviena vietovė, kaimas, be geriausios duonos kepėjos, audėjos, juostų rinkėjos, turėjo ir geriausią margučių margintoją. Pasak Audronės Lampickienės, Lietuvos tautodailininkų Dzūkijos skyriaus pirmininkės, Velykos tai jos profesinė šventė. Taip galbūt negalima net sakyti, nes vis dėlto tai yra šventė, bet kadangi aš esu margučių margintoja, ir čia turbūt visų pirma, ne tautodailininkė, ne mama, o turbūt, kad esu margučių margintoja. Aš štai taip ir pasakiau, kad Velykos beveik yra mano profesinė šventė. Nes labai daug renginių, tikrai esu daug kur kviečiama ir pamokyti, ir parodyti, ir margučių užsako daug padaryti. Tiesiog taip už tai ir pavadinau. Audronė Lampickienė pasakojo, kad kiaušinių marginimo meno išmokusi iš savo mamos. Jeigu kalbėt apie šeimą, tai turbūt, kad aš nedidžiuojuosi tuo, kad mūsų šeimoje jau 4 moterų karta margina margučius vašku. Nes neteko matyti, bet žinau, kad mano močiutė, mamos mama margino. Aš aišku, nuo mažytės žavėjausi savo mamos tuo atliekamų darbų ir raštais. Aš pati taip pat nuo mažos bandžiau. Bet aišku, labai daug metų ir labai ilgai nieko neišėjo ir tik tai pavydėdavau mamai, kuriai gaunasi. Bet atėjo laikas, kai man pavyko. Nes mūsų namuose visada margučiai būdavo marginami tik vašku. Po to ten tik paaugę galbūt mokykloje su draugėm išsikalbėdavom, tai kažkokius kitus būdus atradom, tuos žolynus, šieną, kažką tokio, o šiaip visada vašku. Tradiciškai kiaušiniai Lietuvoje buvo dažomi natūraliais dažais – ąžuolo ar juodalksnio žievės nuovirų, svogūnų lukštais, raugintais burokėliais, samanomis, ramunėlėmis, beržų lapais ir kitais dažomųjų medžiagų turinčiais augalais. Cheminiais dažais dažyti pradėta tik XIX amžiaus pabaigoje. Lietuvoje populiariausi 3 marginimo būdai. Kiaušiniai dažomi viena spalva, marginami vašku arba skutinėjami. Tiek marginimas vašku, tiek skutinėjimas yra paplitęs visoje Lietuvoje. Įdomu tai, jog kiaušinių marginimo vašku technologija nekinta jau keletą šimtmečių. Pats tas atlikimas, tai aišku, kad jis yra lygiai toks pats, aš įsivaizduoju, kaip jis buvo ir prieš keletą šimtmečių. Bet vėlgi tas vaško pakaitinimas. Kažkas bando su žvake, kažkas su elektrinė plytelė, kažkas su dujinė viryklė. Čia tiesiog galbūt galima išrasti kažką tai patogaus. Aš asmeniškai turiu tėčio pagamintą šildytuvą ant paprasto lituoklio, kas man labai patogu, ten jokių temperatūrų nereikia reguliuoti. Tai čia nebent galima kažką patobulinti. Ir paskiau tą vaško nutirpinimą, kiek žinau ir kiek yra tekę girdėti, tai jau kai iš dažų išimamas margutis su vašku, tai vašką juk reikia nuvalyti. Tai paprastai vėlgi kaitinama virš plytelės, ten virš žvakės. Tai aš tą darau dabar su galingu fenu. Ne plaukų džiovinimo, bet
net nežinau, kam jis naudojamas, bet dirbtuvėse yra fenas, gal ten kokiam dažam atitirpint. Tai labai greitas darbas, labai efektyvus ir labai lengvas, nes ant žvakės kiekvieną plotelį kaitinant ir valant, tai užima daug laiko. Tai va sakau, nebent tie tokie patobulinimai, bet pati esmė, pats tas piešinio užnešimas, jo valymas, tas pats, kas ir sakau prieš kelis šimtus metų. Audronės margintų kiaušinių raštai patys įvairiausi, sudėlioti iš daugybės brūkšnelių ir taškelių, kaskart sugulusių skirtingomis formomis. Tie raštai yra. Aš negaliu pasakyti, kad jie yra mano galvoj. Labai teisingai, aš iš tikrųjų galiu marginti negalvodama, man tiesiog eina iš vidaus, nežinau kaip pasakyti, bet aš jų iš tikrųjų esu numarginus labai daug. Čia, jeigu juos visus suskaičiuoti, tai turbūt neįmanoma tiek numarginti. Norint Velykų stalą papuošti vašku margintais kiaušiniais, reikia vaško, dažų skirtų kiaušiniams dažyti bei įrankio, kuriuo bus piešiama ant kiaušinio. Marginant kiaušinius naudojamas karštas vaškas. Jis turi būti nuolat šildomas. Vašku marginami virti kiaušiniai. Aišku, geriausia balti, tai tada geriausias kontrastas išryškėja. Bet galima ir rudus ir kokius turim. Vaškas yra kaitinamas, tai vėlgi ar tai elektrinė plytelė, ar tai žvakė, kas kaip sugalvoja. Tas įrankis tai yra paprasčiausia adatėlė su galvute, kuri gali būti tiesiog įsmeigta, pas mane specialus kotelis, bet tai gali būti netgi pieštukai įsmeigta adatėlė. Ir po vieną taškelį pamirkius adatėlę, vaško šilto prikimba ant tos galvutės. Ir va, tas vienas lašelis leidžia nubraukti arba vieną brūkšnelį, arba padėti vieną taškelį. Ir tada vėl reikia pasidažyti vašką. Kiekvienam brūkšneliui atskiras padažymas. Numargintas kiaušinis dedamas į šiltus arba šaltus dažus. Į karštus negalima, nes nutirps vaškas, o mūsų tikslas yra nudažyti foną, nes po to tik tai nuvalius vašką ir gaunasi va, tas kontrastas. Ant nudažyto margučio lieka balti ar tai rusvi brūkšneliai. Išimtas iš dažų kiaušinis neturi būti šluostomas, valomas, todėl kad gali, kaip čia pasakyti, nusišert, toks labai žodis, nusivalyti kartu ir dažai, tai todėl jis dedamas ir džiovinamas. Ir tik pilnai nudžiūvęs, imamas ir tada jau valomas vaškas. Marginant kiaušinius naudojami archetipiniai simboliai – brūkšniai, apskritimai, taškai, linijos. Iš jų kuriamos formos, simbolizuojančios atgimimą, pavasarį, gyvybę. Lapelių ir šakelių motyvai, saulutės, vandens simboliai. Kiaušinių raštai skiriasi priklausomai nuo technikos. Marginant vašku daugiausia naudojama taško bei lašo formos motyvų, o skutinėtose kiaušiniuose ryškesnės linijos bei brūkšniai. Dabar tai mes improvizuojam, piešiam, ką norim ir kaip norim ir nesukam apie tai galvos. Bet anksčiau kiekvienas simbolis, kiekvienas tas brūkšnelis turėjo savo reikšmę. Ir visą laiką kažkas kažką reiškia. Net ir visumoje paėmus kiaušinį, žinau, kad būdavo galima išvelgti begalybę. Nėra rašto pradžios ir nėra pabaigos. Jisai tiesiog suki kiaušinuką ir tas begalybė. Taip pat buvo galima išvelgti dangų ir žemę, jeigu yra numargintas vienas galas ir kitas. Jie paprastai visą laiką būdavo simetriški, kartais šiek tiek persipinantys, o tarp jų esantis laukas nenumargintas, tai kažkaip dangus ir žemė. Kiaušinių margintoja Audronė Lampickienė jau 10 metų talkina muziejininkams velykinių užsiėmimo metu, mokydama alytiškius marginti kiaušinius vašku. Man pačiai tai yra visada didelis džiaugsmas, kai nušvinta vaikų akis. Kai jie kažką naujo atranda, pamato ir
Ir aš labai dažnai klausiu, kaip jūs marginat. Tai dabar pasirodo populiariausia užklijuoti lipduką, ką aš asmeniškai vadinu iš viso išniekinimu kiaušinio. Nes tai visiškai, net sakyčiau, betikslis ir bereikšmis dalykas. Todėl, kad kiekvienas tas marginimas, tas ritualas ir tas darbas, sakykime, jisai suteikia ir energiją kažkokią, ir mūsų tą šilumą, ir mūsų atsidavimą, nes po to mes tą margutį arba juo puošiam stalą, arba jį kažkam dovanojam, ar pagaliau mes jį suvalgom. Tai jau nėra tas paprastas vos vien tik tai išvirtas kiaušinis. Jis jau savyje turi daug daugiau. Tai va tas labai smagu, kai vaikai, pavyzdžiui, to niekada nežinoja, galbūt ir negirdėję ir sužino, ir aš pamatau, kad sudomino, kad jiem patiko tai, ką išgirdo. Ir kaip jie apsidžiaugia, kai jie pabando ir jiems pavyksta. Kas jūs čia atsivedė? Mama ir mane. Ar pirmą kartą jūs marginate kiaušinius vašku? Ne pirmą. O kas pamokė pirmą kartą? Pirmą net nežinau. O kiek tau metų buvo? Ne, gal kokie 6. Ir tau iš karto patiko, ar galbūt atrodė per daug sudėtinga? Man tai patiko. Ir jūs kasmet tai darote, taip? Nežinau, kartais praleidžiu. O kokie kiaušinukai tau gražiausi, kokiu būdu marginti? Pavyzdžiui, galima ir galima ir iš savo galvos galima marginti, arba galima ir, iš tų jau, kur yra raštai. O kas tave išmokė šios technologijos? Aš tai pati išmokau. Ir skutinėt moku, ir vašku dažyti. O sakykit, ar nepaprasčiau būtų imti ir nusipirkti lipduką ir užklijuoti jį ant kiaušinį? Būtų paprasčiau, bet taip gražiau. Bet kai užklijuoji lipduką, gali būti ir gražu, bet su vašku gal dar gražiau gaunasi. Kas paskatino jūs čia ateiti šiandien? Kiekvienais metais einam. Kiek įmanoma, tiek ateinam. Dar kai buvo maži vaikai, tai kažkaip nedrąsu buvo, tai viena ateidavau, paskui ateidavau vis jau su paaugusiom ir dabar jau einam kasmet. Kiek būna, tiek šiandien tai net iš jūs priminė, būčiau pamiršus. Bet priminė, sako, mama, einam. Čia paprasčiausiai malonumas, nes atsijungi nuo visos, nuo buities, ateini čia, pasimi kiaušinį ir panyri į tą pasaulį, to vaško, tos plonos mažos linijos, to lašelio, to taškelio ir darai tai, kas tau labiausiai patinka. O jūs pati vašku marginat, pat vėlgi vaikystės, gal ir mamytė jūsų margindavo, ar močiutė, ar jūs tai atradot naujai? Čia naujai atrasta, mama paprastai margindavo žolynais, batiką, su žibutėms įvairiais tokiais žolynėliais, o čia paskatino vyras daugiau. Iš pradžių jis mane užvedė, sako, pažiūrėk, kaip gražiai gaunasi. Nežinau, iš kur jis, aš kažkaip neįsigilinau, gal jo močiutė margindavo, bet jis pabandė, sako, labai smagu, aš pabandžiau, tai pirmais metais labai nesigavo, nes neatradom, kad reikia labai plonų adatėlių, tai ir vinukais, ir kuo tik tai po ranka, ir buvo ir stambus raštai tokie stori. Dabar jau, kai aišku įsigijom tų adatėlių plonyčių, tai raštai plonyčiai, ir jau dabar aš perėmiau stafetę iš vyro. Vyras dabar jau nelabai turi kada prisės, bet prisėdęs būtinai numergus, nors kelias kiaušinių. Taigi jūsų vaikučiai nuo kiek jiems buvo metukų, kai jie pirmą kartą vašku pabandė marginti kiaušinius? Vyriausiai dukrai buvo tada 3 metukai. Ir jinai jau sėkmingai ten išmargino žmogeliuką ant kiaušinio. Tai buvo vykęs darbelis tikrai. Kokie kiaušinukai tau būna patys gražiausi? Išmarginti. O kuriuos margina mamytė, tu ar tavo šeima, ar kurie tau būna gražiausi? Mamos. O tu pati ar daug esi kiaušinukų primarginus? Daug. Iš kur tu tų raštų visokių moki, ar tu pasižiūri kažkur, kaip tu sugalvoji? Nežinau, aš galvoju. Aš galvoju ir kai sugalvoju, taip ir padarau. O tau nesinorėtų labiau priklijuoti lipduką, kokį nors ar su flomasteriu gėlytę nupiešti, ar tau neatrodytų gražiau? Nežinau. Ar jūs namie neklijuojat lipduką ar kažkokiais kitokiais primityviais būdais? Ne. Tądien susirinkusieji į muziejininkų surengtą kiaušinių marginimo vaškų popietę turėjo progą ne tik perprasti šio meno subtilybės, bet ir pamatyti unikalų varėniškės menininkės sukurtą margutį iš veltinio. Šito nuostabaus margučio autorė yra varėniškė Irena Žukauskienė. Jis yra tautodailininkė, tapytoja.
bet labai, kaip jinai pati save vadina, darboholikė, labai veikli, labai tokia ieškanti naujų saviraiškos būdų ir va tiesiog šią žiemą jinai labai susižavėjo karoliukais ir veltiniu. O jis yra padarytas iš veltinio. Ir aš pati nesu mėginusi to būdo, bet žinau, kad čia yra sausuoju vėlimo būdu, naudojant specialią adatą. O visa kita tai čia yra toliau fantazijos reikalas. Kiek čia yra įdėta jau vien laiko, aš jau nekalbu apie mintis, apie sumanymą, kas čia yra perteikta, tai jau vien valandų darbo yra daug. Ir labai geras ir šiltas žmogus yra ir ponia Irena, todėl labai džiugu ir aš manau, visus gali tik tai džiuginti jos darbai. Velykiniai margučiai turi ypatingos galios, suteikia jėgų, apsaugo nuo ligų ir burtų. Margučiai simbolizuoja gamtos pabudimą, gyvybės atsiradimą bei vaisingumą. Čia tautodailės salone Dzyvai pakvipo Velykomis. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė Audronė Lampickienė sukvietė Dzūkijos krašto menininkus pasidalinti velykiniais kūrybos darbais. Alytaus tautodailės salone Dzyvai atidaryta velykinė paroda. Joje Dzūkijos krašto menininkai pristato įvairiausiais būdais margintus kiaušinius, verbas, šiaudinius sodus, paukščius iš žolynų ir tekstilės, medinius angelus ir tapybos darbus. Tarp įvairių pavasarinę nuotaiką dvelkiančių velykinių kūrybos darbų itin žaismingas fotomenininko dailininko Zenono Bulgakovo tapybos darbas. Būna tokių netikėtų minčių kartais. Ant popieriaus mažytė tokį piešinuką nupiešiau dėl viso ko, paskui žiūriu, kad gali būti ir įdomu. Paskui padėdinau, spalvų visokių pridėjome. Ir pasirodo visai visiems patinka, jis dabar žiūriu. Velykinėje parodoje svarbiausias akcentas – margučiai, vieni trapiausių liaudies meno dirbinių, savotiška taikomosios dekoratyvinės dailės rūšis. Margučių dažymas jungia tapybos ir grafikos elementus. Nuo senų laikų iki pat šių dienų jos margina suaugę ir vaikai, kaimo žmonės ir miestiečiai. Jų dažymo paprotys susijęs su pavasario švenčių apeigomis. Varėniškė liaudies menininkė Lina Valutkevičienė kiaušinius margina pačiais įvairiausiais būdais nuo ankstyvos jaunystės. Dar su augaliukais darydavom, kai visai jau dar jaunystėje ten uždidė augalų ir dažai irgi gražu. O taip jau aš visada, man labai patinka, kažkodėl smagus labai tas darbas. Rezultatas labai įdomus. Bet visgi, iš kur išmokote to meno skutinėjimo, nes čia, aš manyčiau, vienas iš sudėtingesnių, gal netgi sudėtingiausias, būtent margučių marginimo būdas. Tik taip atrodo. Čia nieko sudėtingo, tik tai reikia ranką miklyti. Ranka įgunda ir tada visai nesunku. Kaip ir kiekvienas darbas tokis amatas, reikia rankos įgudimo ir ta simetrija gaunasi irgi ne iš karto. Dar man neseniai pradėjo gautis ta simetrija. Liaudies menininkė pasakojo, jog norint išmarginti kiaušinį skutinėjimo būdu, pirmiausiai reikia pasirinkti tinkamą kiaušinį. Kai reikia kiaušinių, tai jau ne bet kokius perki, bet jau ieškai tokių, kurių lukštas geras, antinių geras lukštas, žąsinių labai geras, lygus yra ir stiprus. Ir naminių vištų daug geresnis lukštas, o jeigu šitų pirktų, tai baltas. Bet irgi ne vis, kartais nesidažo pirktų ir jau silpnesnis daug. Tai va, paskui jau išputi tą turinį, kai blynus kepi, o jau lukštą išplauni, išdžiovini ir pasidėdi. Tada taip kaupiu visą laiką, jau dažau paskui. Parodoje akį traukia merkinės tautodailininkės Laimos Saviščevienės verbos ir sodai. Verbas jie sąryšanti jau 16 metų. Verbos kelias ilgas, nuo sėklelės iki pagamintos verbos, ištisus metus reikia, kad
gautumėm verbą, o dzūkiškos verbos spalvingos savo augalais, pačiai žiedeliai ryškus, jie patys nedažyti visiškai, todėl jie įsilaiko geriau. Galima netgi ir dulkės išplauti ir tos verbos tuo ir skiriasi nuo lenkiško krašto. O tradicija tai tokia kaip ir visoje Lietuvoje, aišku, nešti į bažnyčią ir pašventinti, o paskui ją saugoti ištisus metus, kad saugotų nuo nelaimių ir nuo bėdų namus dzūkiškus. Tautodailė toks yra darbas, kad reikia labai daug pastangų įdėti ir rezultatas negreitai pasimato. Mokom ir jaunimą ir jie pabando ir ko gero tik iš kokio 100, jeigu vieną žmogų paskatinsim tam amatui atlikinėti ir dirbti, tai ir tai bus pliusas mūsų gyvenime, kad mes išmokėme jaunąją kartą, nes tie matai po truputį sensta ir meistrai patys ir be abejo reiktų stengtis išlaikyti juos. Velykinėje parodoje ne tik margučiai, verbos, paukščiai, bet ir pavasario nuojauta. Čia galima ne tik pasigėrėti įvairia technika margintais velikaičiais, bet ir idėjų pasisemti, kaip pačiam kiaušinį išmarginti. Pirmieji žiedai atsineša gražiausią pavasario šventę – Velykas. Tegul jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas. Iki pasimatymo kitose Dzūkijos krašto laidose.